labutis, šiandien jums parodysiu, kaip atrodo mano diena, tai man labai pasisekė, kad galėjau ją pradėti 8, atsikėlus lėkiau pasisveikinti ir pašerti Hazel, bei darytis greitų pusryčių. Tai čia rodau, kaip pasidarau savo firminius pusrytėlius, čiumpu baltyminį pudingą, tada įdedu įvairių uogų, šiandien braškių, prie jų sveikiem riebalam gauti pridedu riešutų sviesto, baltyminio šokoladinės granolos ir volia, štai mano dabartinė pusryčių hiperfiksacija, kurią pasidarau per vos kelias minutės. Labas rytas, jau esu po kavos puodelio, tai man legalu šnekėti, nes aš kitaip negaliu, nežinau, ar aš viena tokia. Ar ir jūs, iš kur čia tas užkimimas, nesuprantu, kaip prasigėrus kažkokia turbūt skambu. Žodžiu, esu po kavos puodelio, mano darbas laukia kažkur 2 valandą. Galvoju truputį anksčiau tenai nuvykt, dar turiu pašnekėti su pora žmonių savo darbe. Tai reiktų labai nesusivėlinti, bet ką labai noriu padaryti iki to, tai nulėkti sporto salę ir pasportuoti. Jaučiuosi blest, kad bent mano sporto salė nėra labai toli. Tai trunka vos kelias minutės, kad iki jos nuvažiuočiau. Tai dabar galvoju įsirinkti labai cute gym outfitą, nes jis man labai, sakyčiau, perpus pakelia motyvaciją kažką nuveikti workouto metu. Tai visų pirma įsirinksiu cute fitą, tada varysim į salę ir tada kažkaip reikia spėti užkast ir varysim į darbą. Tai aš jūs pasiimsiu kartu ir žiūrėsim, kur šitą dieną mus nuves. Mano šiandieninis kombo į sporto salę tiesiog negalėjau susivaldyti jums neparodžius. Tai turim Baby Blue ir Truffle Brown spalvytas, bent man jos labai mielai atrodo kartu. Tai galvoju dar labai trumpai papasakosiu apie kiekvieną iš šitų produktų. Tai šortai būtų Define firmos, jų Impact linijos. Manau, kad tai yra vieni labiausiai flattering šortų, ką galima nusipirkti šitos rinkos. Tai jie yra tokie biker tipo, truputį ilgesni negu kad būtų short shorts. Tai bent man vien dėl to, kad jie yra labiau, kaip čia pasakyti, compressive ant šlaunų, jie labai gerai įsilaiko ir nesuvažiuoja į viršų, tiesiog jie nejuda, kai tu juos apsidedi. Tai va, jie tokie ilgesni, bent man atrodo labai padailina visą užpakalį ir panašiai. Tai va, šitas spalva vadinasi Truffle, turiu tikrai nemažai spalvų. Nes kai man patinka kažkoks dalykas, aš jų turiu turėti tiesiog vaivorykštiniam spalvom kuo daugiau. Tai va, čia būtų šortai ir dabar kalbant apie viršų, tai tiek braletė, tiek šitas švarkelis yra Honor Active Soft Motion linijos. Spalva vadinasi Cloud Blue, tai čia turim tokią short line braletę, nugaroji yra tokio paprasto racerback tipo, kas yra tiesiog paprasta, patogu. Pati soft motion medžiaga yra labai breathable, tokia plona, labai tiks pilatesui arba kažkokiem tiesiog ne high intensity workoutam. Kad ir pačiam laisvalaikiu, iš tikrųjų labai nuostabi medžiaga, galėčiau likti tiesiog visą dieną dėvėt soft motion gaminius. Tai čia būtų visas outfitukas ir lekiam dabar į salę.
aš jau grįžau namo, spėjau apsikabinti su Hazel, bet jinai mane jau išpurvino, nežinau ar matos. O mūsų mažylė jau po nežinau kokio 5 nepo šiandieną su savo nydį žvilgsneliu prašo pakasiukų, paglastukų, krapšto, nerimsta. Mažutė, labas. Kaip tu? Sunkus gyvenimas. Taip, bedarbė šuniuko sunki dalia. Tai va, žodžiu, čia turiu keletą itemų, ką galvoju jums parodyt, nes vakar atsiėmiau 2 siuntas, tai nežinau, ar tai įdomu, taip labai mergaitiška, bet pagalvoju, kad padarysiu tokį mini unboxingą, tai turiu 2 siuntas, viena būtų iš Balarečio, gal jau pastebėjot, ką dėviu, o kita būtų iš Zelando, tai to atidarau. Mes su Hazel jau įsitaisėm ir esam pasiruošusios jums padaryti mini unboxingą. Tai pirmoji siunta yra iš Balarečio. Hazel irgi labai susidomėjus šitą siuntą, kaip jūs matot. Tai nors ir dėžutė yra labai didelė, pats itemas yra mažytis, tai galit pamatyti, kiek čia visokių gražybių seka. Balaretis visą labai gražiai supakuoja visą savo siuntas, tai mes turim ir originalų tokį maišiuką ir dėžutę, kur buvo tas itemas. Tuoj parodysiu, kas ten buvo. Ir net atvirutę su visa kolekcija. Tai iš tikrųjų pirkau tokį žieduką, kuris vadinasi Glazed Ring iš Wunderkindės 12 patiekalų kolekcijos. Tai aš jau negalėjau neužsidėti. Jūs jį matot jau ant mano piršto. Jis yra toks ganėtinai nestandartinis, su tokiais įvairiausiais krašteliais. Toks tobulai netobulas. Arba netobulai tobulas, gal reikėtų sakyti. Tai aš jį sugalvoju prisiderinti dėl to, nes kiek anksčiau pirkau jau Sakura pendant iš jų ir maniškis turi tokį rožinį akmenuką viduje. Tai sugalvoju, kad prie pakabuko reikia turėti ir žiedelį, kad tiesiog mano visi aksesuarai dėrėtų. Tai kažkaip buvau nusprendus, kad kaupsiu būtent auksinius papuošalus ir jau turiu 3 žiedus, kurie yra auksiniai, bet kažkaip sugalvoju, kad man vis dėlto patinka tas sidabro ir aukso miksas, tai sugalvojau dėvėti ir tuos. Hazel, negalima, čia ne kukurūzų spragučiai, mažutė. Hazel, tu blokuoji vaizdą. Jinai nori dėmesio. Gerai, jai dėmesio gauti pakankamai, ta prasme, tokio dalyko neegzistuoja. Hazel, grįžk čia. Opa. Eik čia. Aš jos dabar neįkalbinsiu pasitraukti. Mažutė. Tai va, net nebeprisimenu, ką aš nekėjau, bet tiesiog nusprendžiau prisigriebti šitą žiedelį. Ir idėja buvo tiesiog dėvėti ant rodomojo piršto. Čia tiesiog puikus montažas prie Hazel galvytės. Va, labai patogu jums parodyti. Tai va, tai toks būtų pirmasis pirkinys. Opa, va čia. Hazel, tu mane ignoruoji. Aš žinau, kad tu viską kuo puikiausiai supranti. Tu viską supranti. Tu viską supranti. Hazel, opa čia. Šaunuolė. Saunuolė. Rodom kitas prekes dabar. Ok, tai sekantis siunta bus iš Zelando. Pirkau 2 batus ir tada tokių visokių vasarinių bliuskelių ir suknelę. Tai kokia vasara be Birkenstokų. Man tiesiog reikėjo naujos poros. Pastebėjau, kad jie turi kažkokią soft-footed liniją, kuri pagalvojo, kad bus dar minkštesnė ir patogesnė. Tuoj palaukit, išimsiu. Tai va, jie yra tokios rudos, tamsiai spalvos. Net nežinau, čia kaip bronzinės tokios, pavadinkim, tos tokios aktis. Tai va, yra toks minusas tik su Birkenstokais man, kurį aš pastebiu, tai kad 38 dydis man toks ganėtinai mažokas, nes vaikštant mano pėda kažkaip tendina suvažiuoti į priekį ir man tada pasidaro tiesiog nepatogu su 38, bet kai aš perku 39 ir šį kartą pirkau 39, jie man tokie biškai borderline per dideli, bet aš galvoju, kad dideli vis tiek yra geriau negu per maži. Tai aš dar pagalvosiu, ar tikrai jų negrąžinsiu.
Bet šiaip man pats modelis, pati odytė, ta žomša labai gražu. Ir labai tikiuosi, kad kažkaip susigyvensiu aš su to dydžiu. Tada turime antrą porą batų. Vadinasi FitFlop. Tas brandas, iš kurio užsisakiau. Čia tiesiog kaip kalėdos. Tai žodžiu, iš esmės mes turim tokius kaip flip-flopsus per pirštą, kurie yra ant platformos. Tai pabandysim parodyti kiek geriau. Priekis yra toks labiau covered, bet nežinau, pats tas kulnas atrodo labai toks minkštas, tarsi tokios kaip pagalvėlės atrodo, kad tenai būtų. Ir kas man patinka, ką iškart pastebiu, tai kad padas yra neslystantis, toks minkštas, cushion, gal toks būtų geras žodis. Ir kas man patinka, kad nors ir yra toks aukštas kulnas, jos nėra per sunkios. Tai iš esmės, manau, kad tikrai pavyks panešiot gerai šią vasarą. Aišku, su tokiom gal ir per daug nepavaikščiosi, bet ar jos yra cute, tai tikrai labai cute. Na ir dabar turiu keletą drabužių, kuriuos parodysiu. Tai jie yra taip pat iš Zalando. Čia tiesiog vienas orderis buvo. Tai tada būtų tokia kaip bliuskelė. Priekyje turim tokius 3 raištelius. Tai nežinau, bent man asmeniškai kažko norėtųsi po apačią. Aš nesu tokia brave, kad eiti be liemenėlės, be nieko su tokia palaidina. Bet man labai patiko pats tas stilius, pats raštas, toks biški bohemiškas atrodo. Pačios rankovės yra tokios sutrauktos. Šiaip labai tokie breathable. Turi 2 sluoksniukus, tai tikrai nėra permatoma, kas man labai patiko. Tai va, šiaip labai laukiu ją dėvėti vasarą. Sekantis itemas būtų tokie liemenė. Dabar labai ją sunku kažkaip estetiškai jums parodyti ir atskleisti, kai nedėvi ant savęs, nes čia yra halternekas, tai turiu omeny, kad pati ta liemenė eina per kaklą. Kuo jinai išsiskiria, tai kad turim tokią kontrastuojančią kaklo liniją, kuri tęsiasi su sagom iki pat apačios. Tai va, ir taip pat per visą nugarą turim dar tokią irgi baltą juostelę, kuri tęsiasi, pati nugara yra atvira. Tai man labai kažkaip patiko šitas drabužis, nes pagalvojau, kad galima tiek eleveitint kažkokius kasdieniškus įvaizdžius tiesiog su džinsais, bet taip pat užsidėti kažkokias klasikinės kelnes arba kokį sijonuką ir tada tas įvaizdis atrodys dar labiau prabangus. Tai va, manau, kad ganėtinai lankstus šitas drabužis ir galima pritaikyti tikrai įvairiom progom. Toliau būtų taip pat per kaklą einanti tokia suknelė. Pavadinčiau ją kaip Little Black Dress. Tai kaip ir minėjau, ją galima užsirišti per kaklą, prisitaikyti pagal save, tai ar pasimažint, pasididint, labai patogu. Krūtinė yra ganėtinai atvira, sakyčiau, ta plunge, vadinama angliškai, yra ganėtinai gili, bet nepasakyčiau, kad per gili ar atrodytų kažkaip vulgariai, kas man patiko. Tada nugara yra atvira. Ir taip pat turim tokius biškius sutraukimus po krūtinę. Tai va, šiaip jinai tokia ganėtinai trumpa, manau, kad irgi labai tinka bet kokiai progai realiai, tiek, nežinau, vakarienį išeiti, tiek pasipuošti kažkur. Na ir paskutinis itemas būtų tokia palaidinė ant petnešėlių. Tai bent man labai patiko jos spalva. Manau, kad mano seasonal analysis labai tinka. Kuo jis įskiria, tai kad turi tuos tokius kristaliukus, dabar net nesugalvoju geresnio pavadinimo, bet jie yra tiek priekyje, tiek gale. Tai kuo man patiko, tai tiesiog pats siluetas, kad yra ganėtinai paprastas, neaptempiantis, pats tas viršus yra ganėtinai atviras ir neapkrautas. Tai nežinau, labai svarsčiau, ar ją prisigriebti ar ne, bet visai džiaugiuosi savo sprendimu. Jau reikės pabiškai ruoštis į darbą, bet noriu greito sneko. Tai dažniausiai, kadangi po sporto neturiu kažkokio didelio apetito, tai kažkokių pilnų pietų tikrai nesigaminu, bet mano pasirinkimas yra tiesiog greitas snekas, kurį galėčiau įsitraukti iš šaldytuvo, jis būtų sveikas, daug baltymų jame būtų. Tai mano šiandienos pasirinkimas būtų grūdėta varškytė.
Tai ją perku iš Lidlo, vienoj porcijai turi 28 gramus baltymų. Tai bent man, kai esu vegetarė, čia yra puikus baltymų šaltinis, be kažkokių papildomų anglių ir kitų dalykų, kurių nesinoriu sudėtyje. Į ją dažniausiai įdedu truputį šitos uogienės, čia yra vyšnių uogienė, be cukraus, mano tiesiog šių metų atradimas iš Lidl. Tiesiog dabar ją dedu prie kiekvieno blyno, varškiečio ir taip toliau, tiesiog žiauriai skani, labai rekomenduoju paragauti, nuoširdi rekomendacija. Dar bananas, kad truputį cukraus ir truputį jėgų ir antras puodelis kavos, nes man jau reikia to antro puodelio, labai reikia. Aš esu jau pakeliu į darbą, tai kol vairuoju, galvoju, truputį papasakosiu apie savo darbą ir kaip dabar mano gyvenimas iš tos prizmės atrodo. Tai pradėjau šituos akademinius metus, kuomet įstojau į abdominalinės chirurgijos rezidentūrą. Galvoju, kad reikia truputį priešistorės jums pateikti, prieš viską paaiškinant. Tai žodžiu, praleidau pirmąjį pusę metų Kauno klinikose, turėjau vairiausias rotacijas nuo urologijos iki traumatologijos, anesteziologijos, ką ten dar turėjau, skubią mediciną liktai. Tai o po to pagal tiesiog patį programos planą mes turime praleisti sekančius 1,5 metų kokioj nors bazėj. Tai Kaune iš esmės chirurgijoje buvo belikus tik tai 3 ligoninė. Ir mano nuomonė tiesiog ten truputį per daug saturuota, nes gaunasi taip, kad yra ir antramečių, ir pirmamečių tiesiog. Tai aš pasirinkau išeiti į bazę, nusprendžiau nukeliauti į Kėdainius, nes iš esmės tai buvo pati artimiausia bazė nuo Kauno, nes aš galvojau, kad tikrai man šiuo gyvenimo momentu neapsimoka kažkur persikelti, ypač taip laikinai, kai mes dabar turime namą, kur gyventi ir man tai neatrodė kaip logiškas sprendimas. Tai aš nusprendžiau pasirinkti bazę, į kurią galėčiau važinėti kiekvieną dieną. Tai taip nutiko, kad išvažiavau į Kėdainius ir ten praleidau šiek tiek mažiau negu pusę metų, apie pusę galbūt. Ir tik nusprendžiau, kad aš vis dėlto savo rezidentūros nebetęsiu. Iš tikrųjų, to dar beveik niekam nesakiau ir tikrai neskelbiau kažkur socialiniai medijoje, bet aš pasiėmiau akademinės atostogas. Iš esmės dėl to, kad nesijaučiau pilnai laiminga ten, kur esu ir nusprendžiau, kad man reikia padaryti kažkokį pokytį. Tai žodžiu, papasakosiu viską nuosekliai ir plačiau, kai tam atsiras laikas tinkamas. Dabar irgi nenoriu šnekėti, kuomet nėra viskas aišku, kaip susiklostys. Nemėgstu kalbėti apie kažkokius planus, man patinka kalbėti apie rezultatus, tai nusprendžiau, kad būsiu atvira, kad šiuo metu nebesimokau abdominalinės chirurgijos LSMU ir mano kelias dabar truputį kitoks ir ta kasdienybė truputį kitokia. Mano rutina dabar labai nebloga, galiu į darbą važiuoti nuo 2 valandos, tai truputį plačiau, ką aš tada veikiu dabar gyvenime. Tai aš įsidarbinau tokioj privačioj klinikoj, tai mes tiesiog keliaujam į įmonę su gydytojais, slaugytojais, aš padedu ir darom tuos tokius sveikatos patikrinimus ir aš taip pat būnu su gydytojais kabinete ir padedu jiem pasidaryti visą dokumentaciją, stebiu visus vizitus, supildau viską, ką reikia apie vizitą elektroniškai. Tai mano diena taip ir atrodė šiandien, kad aš keliauju su gydytoju dirbti į kabinetą ir mes turėtumėm užtrukti nuo 2 iki kažkur 7 valandų. Tai tokios geros 5 valandėlės intensyvaus darbo, žmonių būna tikrai ganėtinai nemažai. Bet nežinau, man patinka visai, kad tu gali labai įvairų pacientų spektrą pamatyti. Man, nežinau, irgi visai patinka bendrauti su tais pacientais, aš to visai pasigesdavau chirurgijoje. Tai toks mano darbas šiuo metu yra. Ir keliaujam į tą darbelį.
dar nuvykus turėsiu pakalbėti su keletą žmonių, kad pasiplanuoti savo ateinančias savaitės, nes iš esmės tai aš dirbu pagal poreikį, kada reikia kažkur važiuoti, tada mane pasiema ir mes keliaujam, taip pat ir su gydytojais kabinetuose. Tai va, o dar su sužadėtiniu turėjom tokių minčių, kad jau po darbo nukeliauti į kiną. Tai jeigu mūsų planai nepasikeis, mes turėsim ganėtinai cozy ir mielą vakarą. Mes iš tikrųjų turim tokią tradiciją varyti tą kiną, aš neslėpsiu, kad čia kažkoks įdomus deitas. Mes tiesiog labai dažnai einam į kiną, mes kaip kokie kinomanai. Buvo biški nukritus kamera, tai va, mes esam mažieji kritikai. Labai mėgstam tos filmus, žiūrėti, komentuoti, kritikuoti ir nežinau, čia būna idealus mūsų laisvalaikio praleidimas, vos ne kiekvieną savaitgalį iš tikrųjų žiūrim kokį nors filmą ir man labai patinka šita tradicija. Tai va, būtų tokie planai, palinkėkit mum gero darbo ir mes susitiksim po kelių valandėlių. Nieko neįrašiau, bet laiminga keliavau namo, nes pavyko darbus baigti truputėlį anksčiau ir sukau mintis, kaip gera bus grįžus prasieiti lauke su šunėku, nes oras buvo toks gaivus. Kinda tired trying at the same shit. Kinda tired trying to give a fuck. Saving grace has never hit the same end. I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah. Said I've been running out of luck, yeah, yeah. Mes su Heizeliu jau prasivaikščiom truputį po lauką. Tai šiaip man labai didelė terapija su ją vaikščiot. Tai stengiuosi, jeigu išeinam kartą per dieną, tai kad tas kartas būtų tikrai kokybiškas ir taip gerą pusvalanduką, valandėlę kažkur ar praseinam, ar po to grįžę kiemę dar truputį dasimušam ir pažaidžiam. Tai taip tikrai stengiuosi ją iškrauti. Bet šiaip labai mielas šunelis, labai džiaugiuosi, man auksispalviai apskritai yra visiška tokia meilė, jie ant tiek tokie pure atrodo. Kokie atrodo, tokie ir yra, tą norėjau pasakyti. Tai tiesiog, tokia širdukė, palaukit dar parodysiu. Aš tiesiog negaliu. Mažulė. Metam jai kamuoliuką kartu. Heizel, gaudysi? Turi. Tik nelabai nori atiduoti. Dar tiesiog norėjau parodyti jums tokį prikį, kad nežinau, ar gerai matosi, bet čia toks tarsi atrodo kaip takelis. Tai Heizel išmynė, nes visat keliauja iki kaimyno. Ji labai subondino su vienu iš mūsų kaimynų. Ir vos mes tik ją išleidžiam į lauką, jau iš to takelio ten užtrešinės keliauja ir ieško savo kaimyno. Tai va, čia yra jos meilė. Heizel, leba. Blemba, aš norėčiau, kad žmonių būtų daugiau pasaulyje tokių pure kaip tu. Labai testai supratau, kad jau praėjo keletą dienų, bet aš su jumis taip ir neatsisveikinau. Tai tiesiog noriu dar truputį pagrįžti penktadienį. Tai kaip ir matėt, pradžioj prieš filmą nuėjom užkasti.
Aš kai tik abejoju, ką man valgyti, pasiemu meksikietiškas iš paslėptų receptų ir manęs tai niekad nenuvilia, galiu pasakyti, kaip vegetarė. Man ganėtinai sunku surasti salotas, kurios būtų maistingos, tai šitos always hits the spot. Nuo toliau mūsų vakaras buvo vainikuotas vyno taurė ir didžiulę dėžę spragėsių, nes kaipgi be jų čia yra tiesiog essential kino vakaro tradicija taip pat. O šį kartą ėjom į filmą pavadinimu Seifų virtuozas. Tai galiu pasakyti, kad visai gerai praleidom laiką ir visai neblogas filmas. Toks lengvas, bet nežinau, visai maloniai susižiūrėjo. Jis pats būtų apie tokį vaikinuką, kuris turi tokią būklę iš prigimties, kuomet jis turi labai gerą klausą. Angliškai tai vadintųsi hyperacusis. Ir ta klausa yra tokia gera, kad kuomet jis prideda ausį prie seifo, jis supranta, kad gali jį atidaryti. Ir viso to pasiekoja, jis susideda su tokiais blogais bičiukais ir nenoriu visko paspoilint, kaip čia viskas dedasi ir kuo baigėsi, bet galiu pasakyti, kad atrodo filmo gale tu supranti, kad tai buvo ir prakeiksmas, ir dovana tuo pačiu metu, bet galiausiai jis įsilaisvina ir visai dėl to džiugu būna. Tai va, manau, kad jeigu neturėsit ką žiūrėti kinuose, visai galit užbėgti ir manau, kad labai nenusivilsit. Ir toks buvo mūsų vakaras, tai iš esmės, kai grįžom namo, tiesiog kritom miegot, nieko daugiau gero nenuveikėm, jautėsi nuovargis po savaitės. Ir tokia buvo ta mano diena, tai duokit žinoti, jeigu šitas video patiko, jeigu norėtume daugiau pamatyti turinio iš manęs ir daugiau dienų su manim, nes dabar neturiu tokios strict rutinos, tai galbūt padaryčiau ir keletą daugiau. Tai va, duokit žinot. Labai malonu visat su jumis bendrauti ir susirašyti, man žiauriai kelia tiesiog šypseną tokie dalykai, kai jūs man parašot. Tai va, ir čia ir atsisveikinsiu, susitinkam kitam video. Ate.